Sveiki, sulaukę kalendorės vasaros ir naujausios krepšinio savaitės laidos. Šį kartą laidoje toliau dėmesį skiriame PCF LKL čempionato pusfinaliams, o gegužės 26 dieną Kaune paaiškėjo ir pirmoji finalą pasiekusi komanda. Ją tapo Kauno Žalgirio ekipa, trečią kartą susitvarkiusi su Panevėžio Lietkabelio ekipa 88-79, taigi žalgiriečiai seriją laimėjo sausu rezultatu 3-0. Rungtynes kauniečiai pabaigė be traumą trečiojo kėlinio pabaigoje gavusio Keenano Evanso. Be to, trečiojo kėlinio pabaigoje iš aikštės buvo išvarytas Panevėžio klubo vyriausiasis treneris Denatas Čanakas. Likusią rungtynių dalį komandos vairą perėmė Paulius Malašauskas. Evansas iki traumos spėjo surinkti 12 taškų. Jis buvo antras pagal rezultatyvumą kauniečių krepšininkas. Atlikus operaciją paaiškėjo, kad Keenanas Evansas be krepšinio praleis nuo 6 iki 8 mėnesių. O toliau keliamės į Tvitsbet areną Vilniuje, kur laukė trečioji pusfinalio kova. Tarp Ryto ir Vulfs Tvitsbet krepšininkų šį kartą pergalę pasiekė sąlyginai šeimininkas Ryto klubas. Iškovojęs pergalę 86-78. Serijos iki 3 pergalių rezultatas po šios pergalės tapo 2-1. Po 2 kėlinių Vulfs Tvitsbet ekipa pirmavo trapia 4 taškų persvarą, tačiau trečiajame kėlinyje Rytas perėmė iniciatyvą į savo rankas ir kėlinio finiše jau įgijo dviženklį pranašumą. Tiesa, Vulfs komanda atsakė didelę atkarpą prieš ketvirtąjį kėlinį ir komanda skyrė 8 taškai. Vis dėlto rungtynių pabaigoje stipresni buvo Ryto nervai. Paskutinę minutę Vulfs dar spėjo priartėti iki 5 taškų, tačiau tašką padėjo šeimininkai pataikę tolimą metimą. Ryto komandoje geriausiai sekėsi atakuoti 18 taškų pelniusią Markusui Fosteriui. Kytis Radzevičius pataikė skirtinį dvigubos metimą, pridėjo 15, po 14 pridėjo Erčiai Kaulas ir Justas Gorimas. Vulfs Tvitsbet išgelbėjo net ir įspūdingas Rašydos Salamono pasirodymas. Pastarasis pelnė 30 taškus. O toliau laidoje paklausykime, ką kalbėjo treneriai po trečiųjų rungtynių. Darbas nėra baigtas, dabar pavojingiausia turbūt būtų tos psichologinės klaidos, kažkur pagalvot, kad kažką jau padarėm, nieko mes nepadarėm. Kitos rungtynės 0-0, šiandien tikrai prastai pradėjom, prasta energija buvo, žinom, kad bus varžovų reakcija, jinai tikrai buvo. Labai prastai saugojom lanką šiandien, ypač pirmoj rungtynių pusėj. Nesustabdėm šiandien Suleimono, bet trečiam kėliny pridėjom tikrai daugiau energijos. Tikrai gerai atkirtom jų perimetrą, spotapus tos vadinamus. Ir dažnai nulaužinėjom jų derinius, kas rodo iš viso 7 asistai. Tai daug buvo to izoliacinio krepšinio ir ten Suleimonas buvo šiandien nesustabdomas, to jiems neužteko. Tikiuosi, jam ten labai sunkios traumos nėra. O iš mūsų pusės turim ieškoti, kur galima būti geresni. Sveikinam Rytą. Manau, kad šiandien mes patys buvom kažkiek tais kitokie. Tikrai neturiu jokių problemų su šiandien žaidėjų mūsų kova, atsidavimų, kritimų ant to kiekvieno kamulio, bet play-offai vis tiek yra kažkur tau reikia šiek tiek daugiau. Taip kad serijoje atsiliekam, bet vis dar turim rungtynės ketvirtadienį ir kol turim tą šansą, bandysim jį kabintis. Rytas gegužės 30-ąją galėjo iškovoti trečiąją pergalę ir taip pabaigti pusfinalio seriją, tačiau tam sutrukdė Vulfs Tvitsbet ekipa ir vilietiškame pusfinalio derbyje prireikė lemiamo mačo. Ketvirtojo susitikimo galutinis rezultatas 97-86. Nors rungtynes geriau pradėjo Rytas, po pirmojo kėlinio priekyje buvo Vulfs Tvitsbet tik 1 tašku. Antrajame kėlinyje Vulfs Tvitsbet ekipa įmetė 28 taškus, varžovai įmetė 15 ir buvo įgyta solidi persvara, kurią Vulfs Tvitsbet išlaikė po pertraukos. Vienu metu Vulfs netgi triuškino varžovus, tačiau ketvirtajame kėlinyje Rytas susiėmė, laimėjo kėlinį 36-19. Vis dėlto galutinio rezultato ir rungtynių nugalėtoją pakeisti Giedriaus Žibėro auklėtiniai neįstengė. Šeimininkų gretose 18 taškų pelnė Artur Žagars, 16 Eigardas Žukauskas. Dabar jūsų dėmesio komentarai po ketvirtųjų rungtynių. Kaip ir sakiau komandai prieš rungtynės, tai kaip bežiūrėsi, tos rungtynės tokios mirgi venk, bet mes jų šį sezoną turėjom jau ne vienas tokias, tai smagu, kad sureagavom, smagu, kad
turėsim dar vienas rungtynes šeštadienį ir smagu tai, kad vis dar esam gyvi. O manau, kad pagrindinis dalykas vėlgi bus pailsėti, įsivalyti galvas ir ruošti šeštadienį. Nuo pat pradžių rungtynių nors ir įmetėm patys, bet leidom pajaust labai žaidimą varžovam ir jautėsi, kad šiandien mes nepasiruošę atiduoti savęs gynyboje ir taškai praleisti kalba patys už save, šiandien neturėjom pavyzdžio aikšteliai ir dėl to kentėjom. Lemiamoje dvikovoje dėl Vilniaus triumfavo Rytas. Penktosios pusfinalio dvikovos galutinis rezultatas 92-86. Jis reiškia, kad Vilniaus Rytas žengia į didįjį finalą, kuriame susitiks su Kauno Žalgiriu. O VuPsVitBet krepšininkai kovoje dėl bronzos susitiks su Panevėžio SaVitBet Lietkabelio krepšininkais. Lemiamose pusfinalio rungtynėse 27 taškus Rytui pelnė Markusas Fosteris, o solitų dvikovą dublį įsirašė Martynas Echodas. Pelnė 20 taškų ir atkovojo 13 kamuolių. Nedo Pacevičiaus auklėtinių gretose rezultatyviausiai žaidė 25 taškus surinkęs ir 9 kamuolius atkovojęs Regimantas Miriotas, 14 pridėjo Artur Žagars. Po pirmojo kėlinio 5 taškais šioje dvikovoje pirmavo VuPsVitBet, tačiau po antrojo kėlinio 3 taškais jau pirmavo Rytas. Trečiajame kėlinyje Sosteris ekipa skirtumą augino iki dviženklės atžymos. VuPsVitBet ketvirtajame kėlinyje rankų nenuleido. Sumažino skirtumą iki 4 taškų, likus mažiau nei minutėje. Tačiau pergalę įtvirtino Gytis Radzevičius, pataikęs abi baudas, o VuPsVitBet paskutiniai bandymai pakeisti rungtynių eigą buvo nesėkmingi. Pasiklausykime abiejų komandų trenerių minčių po lemiamų rungtynių. Su šiais komentarais šiandien ir atsisveikinu. Iki kito karto. Manau, visiems krepšinio neutraliems ir galim, tai buvo įspūdinga serija. Turim atiduoti pagarbą varžovam, žaidė per traumas, žaidė per negaliu. Prie 2-1 atsilikinėdami grąžino seriją į tą vadinamą 50/50. Turiu pagirti kolegą Nedą, vienas iš perspektyviausių yra trenerių Lietuvos ir didžiausios sėkmės jam. Manau, ne kartą dar ir ne du susitiksim aikštelėje. Sveikinimai, aišku, visiems žaidėjams, jiems šiandien buvo nemažai to spaudimo, vis tiek favoritai nepaslaptis, kad buvom mes. tą atlaikėm, jiems irgi atsibodė buvo ta klišė, kad visą laiką mes čia tų geresnių rungtynių, stipresnių rungtynių negalim žaisti. Šiandien matėte tikrąjį Rytą, kontroliavimą rungtynės, nes netidavėm jokių lengvų spotapų jiems, 4 tik tai 3 taškus įmetė ir kontroliavom lentą, ypač antroje rungtynių pusėje, kai jau sprendėsi nugalėtojas. Tai žaidėjai šiandien neįtikėtiną darbą padarė tokie, kaip jie šiandien ryte atėjo, koks buvo fokusas, iš karto buvo didžiulis padrasinimas man pačiam kaip treneriui, kad šiandien per gynybą, bent jau per gynybą bus gerai, ar įmesim ar neįmesim, čia to negali kontroliuoti. Sveikinam Rytą, patekus į finalą, linkim sėkmės toliau. Noriu padėkoti savo žaidėjim, kovėmės kiek galėjom, kiek turėjom jėgų. Kažkur padarėm klaidų, tiek mes kaip treneriai, tiek žaidėjai. Skaudus pralaimėjimas, turim tą priimti visi kartu kaip komanda. Ir turim toliau kelti galvas aukščiau, nes sezonas dar vis nesibaigia. Turim savų tikslų, iš kitos pusės visi labai džiaugiasi aplinkui 5 rungtynėm, didelis ažiotažas, smagi atmosfera ir panašiai, bet kažkodėl mūsų lyga nenori turėti geriausio įmanomo produkto ir į šitas rungtynės kažkodėl neatsiuntė visų geriausių turimų teisėjų Lietuvoje. Tai šitoje vietoje man yra labai keista ir tiek.